Šiemet Klaipėdoje jau 5. kartą organizuojamas konkursas Užaugink verslo idėją. Šį konkursą organizuojanti asociacija Mano miestas Klaipėda jame kviečia dalyvauti Vakarų Lietuvos studentus, kuriems teks spręsti realias vietos verslo užduotis. Šis konkursas praeitais metais subūrė daugiau negu 100 aktyvių Klaipėdos miesto bei Vakarų Lietuvos regiono akademinio jaunimo atstovų, taip pat verslininkų, kurie pateikė verslo situacijas, ir pats konkursas yra paremtas pagal Harvardo universiteto metodiką, kai verslo įmonės pateikė realias verslo situacijas būtent jaunimui spręsti. Pagrindinis mūsų tikslas tai yra suburti verslius žmonės, kad jie iš tikrųjų įgytų patirties, susipažintų su verslo atstovais ir galbūt užsitikrintų savo darbo vietą arba patys pradėtų savo verslą. Viena iš šio konkurso organizatorių, Indrė Razbadauskaitė, sako, kad šiemet užauginti verslo idėją jau pasiryžo per 100 studentų, o visi norintys kviečiami registruotis iki Valentino dienos. Visus labai aktyviai kviečiame registruotis ir registraciją vykdome iki vasario 14 dienos tiek Facebooko tinklalapyje Užaugink verslo idėją arba mmk.lt puslapyje. O prizinis fondas pas mus yra gausus ir šiais metais pati pirmoji vieta tai bus 2000 litų, taip pat ir verslo įmonių įsteigti prizai ir apdovanojimai. Tai tikrai gausybė dovanų laukia. Pats pirmas etapas tai yra ledlaužis jau vasario 22 dieną, paskui bus atrankinis turas kovo 13 dieną ir finalas balandžio 10 dieną. Sakė konkurso Užaugink verslo idėją darbo grupės vadovė. Lalūnai Žydrūnas Naujokas.